manimu, buvo per mažai dėmesio kreipiama į Lietuvos kariuomenės, Lietuvos kario įvaizdį apskritai karo ministerijoje. Tai šitoksai mūsų pasiūlymas, kaip sakiau, reklaminių priemonių panaudojimas dokumentinėje fotografijoje, tai mano manimu kaip tik ir sukurtų tokį naują kryptį Lietuvos kariuomenės įvaizdžio formavime. Iš tikrųjų labai norėtumėm, kad šitas mūsų projektas Lietuvos kariai Afganistane sukeltų jums bent kažkokių emocijų, įkvėpimų, kažką. Bet kokių, gerų ar blogų? Gerų. Aišku, kad gerų.